Ponios ir ponai, ES valstybės, kalbėdamos apie žmogaus veiklos įtaką aplinkai, toliau vykdo projektus, kurių pasekmės aplinkai gali būti katastrofiškos. Šiaurės dujotiekis, vakar buvęs dviejų šalių Vokietijos ir Rusijos verslo projektų, šiandien tapo ES prioritetu. Šiaurės dujotiekis tiesiamas per seklę pasaulyje labiausiai užterštą Baltijos jūrą, kurios dugnas nusėtas po Antrojo pasaulinio karo likusiais cheminiais ginklais, Rusijos karinių bazių taršalais. Dujotiekis tiesiamas per Natura 2000 teritoriją. Būtina atlikti nepriklausomus ekologinių pasekmių tyrimus. Katastrofos atveju nukentės pakrančių gyventojai, ekologija, šalių ekonomika. Kas už tai atsakys? Prie Baltijos jūros gyvena 10 valstybių gyventojai. Tai ne tik Vokietija ir Rusija istoriškai pratę spręsti kitų tautų likimus. Kviečiu Europą kalbėti iš tikrųjų vienu balsu, ieškoti alternatyvų dujotiekių sausuma ir matyti ne dujas, o atominę energetiką kaip ekologišką ir ES ateities energetinio saugumo garantą. Ačiū.